Labas rytas visiems. Sveikinuosi su visais iš savo namų, anksti ryte, prie savo mėgstamos rytinės kavos espreso puodelio. Ir darau šį įrašą būtent todėl, kad pranešu, kad paleidžiu naują savo projektą, kurį pavadinsiu būtent taip, prie espreso puodelio su Dainiumi Gaižausku, kurio formatas bus labai paprastas. Būtent prie espreso puodelio bandysiu pakalbėti paprasta, žmogiška, labai suprantama kalba apie rimtus įvykius ar procesus, kurie vyksta Lietuvoje. Nes poreikis tokiam pokalbiui tikrai yra, nes kiekvieną kartą susitinku su žmonėmis, išgirstu įvairiausių klausimų ir žmonės išties nelabai viską supranta, kas dabar vyksta, nes teisingai supranta ta prasme, nes informacijos laukas yra pilnas įvairiausios dezinformacijos, propagandos. Įvykis įvykį veja, aktualizuotos temos visiškai nesvarbios, vienomis temomis pridengiami kiti reikalai ir panašiai. Įvairiausių sąmokslų teorijų vyksta ir žmonės, kada susitinki, klausia aplamai apie viską ir tu kai pradedi gilintis arba bent suprasti tuos žmonės, ką jie nori pasakyti, pajauti, kad realybė, ta, kuri rodoma per televizorių arba per tam tikras laidas, jinai labai skiriasi nuo tikros, faktinės būsenos, kurią kiekvienas žmogus išgyvena. Ir tie politikai kartais, arba tie mes politikai, kai kalbam tokiom skambiom frazėm apie tam tikrus svarbius įvykius, jie kartais būna visiškai neįdomų žmonėms. Todėl prie to espreso puodelio, gal kas savaitę stengsiuosi, galbūt savaitės pabaigoje, laisva forma garsiai pamastyti apie tam tikrus įvykius ir pasakyti savo nuomonę paprastai. Jeigu bus aplinkybės geros arba susiklostys tam tikri įvykiai, kad galėsiu pasikviesti ir kokį pašnekovą, bus dar, manau, įdomiau. Žodžiu, paleidžiu projektą ir pažiūrėsiu, kaip man seksis. Šiandien pakalbėsiu apie Jonavos merą Sinkevičių ir visą tą istoriją, kuri, manau, tikrai dar nepasibaigė ir turės dar savo tęsinį, galbūt ir ne vieną seriją. Žiūrėsim, kaip čia viskas bus, bet pradžia, kaip viskas klostysi ir kaip dabar viskas labai aktualizuojasi, jinai, manau, verta dėmesio. Gal pradėkime nuo tos pačios pradžios, kada kažkodėl per Čekučių skandalą labai stipriai susikoncentruojama būtent į Jonavos merą Sinkevičių. Šiaip Čekučių istorijose buvo daug politikų ir ne ką mažesnio kalibro. Žiūrėkit, kokių konservatorių buvo, ar ne? Kai kurie ir Seimo nariais tapę. Bet vis dėlto labiausiai susikoncentruota į Sinkevičių. Viską, ką dabar sakysiu, tai sakysiu tik savo nuomonę, iš pamastymus, kaip aš jaučiuosi, ko gero, kaip ir daugelis paprastų žmonių. Ir aš tikrai turėjau savo nuomonę, kodėl nukreiptos visos strėlės į Sinkevičių. Todėl, kad būtent socialdemokratų buvo tai ryškiausia žvaigždė ir nenori, visi reitingai rodė, kad ateina banga, socialdemokratų banga, kada gali ši politinė jėga laimėti Seimo rinkimus. Nemilžiniška įtaka. Tam, kad susilpninti socialdemokratus ir padaryti vienokį ir kitokį žaidimo ėjimą, manau, kad tuo metu labai stipriai veikė tuometiniai valdantieji, tai yra konservatoriai, liberalai. Sinkevičiaus būtent failą aktualizavo, labai daug apie jį kalbėjo, žiniasklaida sulaukė daug dėmesio, nemanau, kad irgi atsitiktinai. Ir ši istorija įsivažiavo, įsibėgėjo ir turėjo tam tikrą poveikį, be jokios abejonės, socialdemokratams. Galbūt to tokio
tikslo, kurios siekia, kad socialdemokratams gal pakenks rinkimuose, matėm, kad tai nelabai pavyko. Socialdemokratai pakeitė strategiją, pakankamai gerai pasirodė šiuose rinkimuose, bet viduje socialdemokratų pokyčiai vyko. Kad tarp jų ten vyksta kovos normalios, suprantamos, natūralios tikliau kovos tarp jaunosios ir senosios kartos, visi matėm ar ne, įsiryškindavo tam tikros figūros pas juos, visų pasisakymų, kaip, pavyzdžiui, Andriukaičio ar ne, arba Palucko komanda, kuris niekaip nevykdavo jiems užlipti tą politikos olimpą, vis Paluckas nelaimėdavo tų rinkimų ar panašiai. Tai va, Sinkevičiaus nukautavimas, išmetimas iš politinio lauko, uždėjo tam tikrą foną, be jokios abejonės, ir kada dar pasisakė apeliacinis teismas, kad būtent Sinkevičius kaltas, teismas įsiteisėjo, viskas žmogaus karjera praktiškai sugadinta, o su ta karjera praktiškai ir smūgis, milžiniškas smūgis yra, aišku, socialdemokratų partija. Daliai vienai, ar ne, to socialdemokratų partijos, tai taip pavadinsiu. Kas toliau? Šiaip istorija per daug dėmesio daugiau nesulaukė, nes jinai savo vaidmenį atidirbo. Čekučių skandalai įsibėgėja, Čekučių skandalu bando pasinaudoti visos politinės partijos. Tai irgi natūralu, bet kai paliečia jau didesnę dalį arba tam tikrus lyderius, Čekučių skandalas pradeda vienai par kitai bandomas galbūt jau sumenkinti, užgošti, pakeitimai įvairiausi atsiranda, tam tikri pasisakymai politikų ar dar tam tikrų nuomonių formuotojų, kad jau čia viskas jau su tais Čekučiais arba gera, arba bloga, arba jie visiškai, kaip pasakyti, neteisingi, neteisėti. Žodžiu, Čekučių istorija kabo ore, bet didelio poveikio nedaro. Kas politikoje esam ne pirmi metai, suprantam, kad ta istorija turės galbūt svorio, bet tik tai tam tikrų laikų. Dėl to jį palikta į šonę. Ir mes prie jos grįšim, ar ne? Ir žiūrėkim, kas dabar darosi. Rinkimus laimi socialdemokratai, suformuojama dauguma, ta dauguma formuojama irgi labai įdomiai, nes pati pradžia iš vis po rinkimų susipynė, žiūrėkit, socialdemokratų lyderiai Blinkevičiūtė susikompromitavo, nes visus apgavo, kad jis neva į valdančią daugumą, bet paskui persigalvoja, eisiu, bet paskui sako, aš pensininkė, gerbimieji, ko jūs žmonės norit, aš jau senas žmogus, taip turbūt leidžia suprasti, nepaėksiu ir palikit mane ramybėje, aš galiu ir Europos parlamente dar savo politinę karjerą užbaigti. Ne, gerai, su Blinkevičiūtė viskas aišku, visi norėjo kaštoną, spygliuotą, tą tokį gerą žalę sunokusį, bet norėjo. Paluckas pasako jau, kiek aš atsimenu, berods, kad jau su Nemuno aušra tai tikrai neisiu. Persižada visi, kad čia Nemuno aušra blogis prieš tai ir ne, bet kaip laimėme rinkimus, kai susižiūri balsus, pasirodo, kad ta Nemuno aušra galbūt nėra tokia bloga. Ir nueina į koaliciją su Nemuno aušra. Atrodytų kaip nieko toko, ar ne? Bet tai jeigu tu esi politikas, lyderis, ir turi premjero, kaip sakyt, poziciją, tai turėti galvoti, ką sakai. Gerai, dar viena melagystė. Trečia melagystė didžiausia galbūt buvo Sauliaus Skvernelio, ar ne? Kuri dėl Seimo pirmininkų pozicijos, kad tik tai duokit man Seimo pirmininkų poziciją, nors jam vienai nepriklauso Nemuno aušrai. Greičiausiai ten sakė, kad aš jau viską padarysiu, tik tai duok man tos vietos, ar ne. Tampa Seimo pirmininku, Saulius apgauna koalicijos partnerį Nemuno aušrą, nes pavaduotojas Remigijaus neskiria, sako viskas, situacija pasikeitė, gerbiamas Remigijau. Tu netinkamas, tu toks, anoks, trečioks, ketvirtoks. Aišku, įvyksta konfliktas, pati dačiate konflikto pradžia, susigrūmė Saulius su Remigijum. Matom, Remigijus pralošė viešo erdvė, nes to gero Saulius randa sąjungininkų, ne tik tai savo tarpe, bet ir su Remigijum daug kas nori suvesti sąskaitų, ko gero konservatoriai, liberalai ir žiniasklaidos prisišnekėjęs, taip kad visi puola Remigijų. Remigijus nepasiduoda, bandoma stiprinti, kaip sakyt, tam tikrą spaudimą jo komandos rate. Panašu, kad ne visi pasiduoda tam tikrą įtakai, bet o Širinskienė pavyksta. Širinskienė supykdo su Remigiju Žemaitaičiu, Širinskienė palieka Žemaitaičio partiją, nueina pas Sauliaus Skvernelio partiją
ir padaro didelę klaidą. Ir būtent ir Nemuno aušroje vyksta apgavystė viduje, nes kažkaip galėjo Agnė nueiti į kokią mišrią grupę, palaikyti tam tikrus sprendimus arba ne, kritikuoti ir taip. Kitaip atrodė. Bet kai tu išduodi partnerį, nueini į politinę jėgą Sauliaus Skvernelio partiją, tai vėl duoda peno vienom ir kitom istorijom arba sąmokslo teorijom, ar ne, kad vis dėlto tai galėjo būti padaryta įtaka ir kieno pas tą, ką nuėjo. Sauliaus greičiausiai, ar ne? Aišku, mes įrodymų neturim, bet faktai kalba už save. Nu, randa į prieglobstį Agnė po Sauliaus vienu žodžiu skėčiu ir atakuoja Žemaitaitį pakankamai skaudžiai, bet ko gero prityla, nes Žemaitaičio gerbėjai iš Širinskienės turbūt irgi negaili. Nu, mes matom vėl mūšį stiprų tarp Sauliaus ir Remigijaus. Istorija tik tai dar kyla, kelia įtampą, viens kitam kuo grubiau, skaudžiau ir taip toliau gelia. Saulius mato, kad nepavyksta jo įveikti Žemaitaičio. Žemaitaitis pradeda grasinti, kad ko gero pavasario sesijoje aš pareikalausiu, jeigu manęs nepaskirs vicepirmininku. Ir Seimo pozicijos Seimo pirmininku, nes nepriklauso Nemuno aušrai. Saulius matom, kad jį pradeda galvoti įvairiausių istorijų, Žemaitaitį atakuoja labai grubiai ir matydamas, kad negalės įveiks, nu ką daro Saulius? Ieško sąjungininkų, stipresnių sąjungininkų. Nes vis dėlto trečias tik tai Seime pagal koaliciją, pagal frakcijos dydį per daug įtakos neturi. Seimo pirmininkų pozicija tai tik tai organizuoti posėdžius, šiaip tikrai garbinga pozicija Seimo pirmininkui, mes visi ją gerbiam, bet tai dar nereiškia, kad mes gerbiame žmogų, kuris tą poziciją užima. Aišku, labai gerai, kai sutampa, pavyzdžiui, garbingas žmogus ir pozicija tinkama, bet kai įsiskiria, tai vėl gaunasi vienoks ar kitoks nesutarimas ir konfliktai, nepagarba atrodytų Seimo pirmininko institutui, bet nes jį Saulius užima, vienu žodžiu, vėlgi iš erdvėje kažkoks tai chaosas, ar ne, pykčiai. Saulius Skvernelis, matydamas, kad neturi tiek įgaliojimų, kaip turėjęs premjeras ar ne, ar panašiai, jo asmeniais dalykais, savybės prasimuša Rima į viršų, jis negali būti numeris 2, jis negali numeris būti 3, tuo labiau, nes nori būti numeris 1, tai parodė po rinkimų, kad jisai tiek skubėjo. Taip mes jį matėme visur televizijos, atrodė, kad Seimo rinkimus laimėjo Demokratų partija. Saulius formavo koaliciją, jisai dėliojo, kas turi eiti, kas ne. Aš pamenu, kaip ant Lietuvos valstiečių žalių sąjungos pasakė, jau su šitais tai tikrai neis, jau kas gali eiti su Ramūnu Karbauskiu. Pamenu šitos jau pasakymus. Staiga, kai Ramūnas Karbauskis išėjo iš politikos, pasitraukė iš politikos, ką mes girdim, Sauliaus sako, ką jūs, Ramūnas kaip problema nebuvo. Ir partija gal visai ten nebloga, ir čia mes galim kalbėtis, aš žinau, kad jis bando kalbėtis, kad einama į koalicijas, panašiai, esmė ta, mes jį puikiai žinom, čia mums nieko naujo. Bet Saulius iš tikrųjų ieško sąjungininkų, nes būtent ten viduje dega jo tas vidinis Skvernelis judina, ieškok sąjungininkų ir nes Remigijus tave nugalės. Ką mes matom? Matom, kad Saulius nubėga į prezidentūrą, jis susiranda sąjungininkų Nausėdą. Prezidentą. Mes puikiai prisiminkim, kaip jis rodė neapykantą būtent Nausėdai. Kiek jis ant jo prikalbėjęs yra ir visokiausiais dalykais. O mes viduje tai tikrai žinom. Ne? Bet nes taiga atsiverčia Sauliaus Skvernelis kaip Seimo pirmininkas į sąžiningų žmogaus pavidalą, būseną, ar tai reikia pasakyti, pradeda ginti Nausėdą ar panašiai. Bet ką aš matau? Aš matau, kad jis tik tai kursto Nausėdą. Tai yra palaiko tam tikrą kurstimo galbūt ugnelę, ko gero pasisakymus tuos, kuriuos Remigijus Žemaitaitis įsako viešo erdvėje, konkuruodamas, aišku, su prezidentu, ar ne, būtent, kad išryškina tam Žemaitaičio pozicijas ir taip toliau. Viena kalba Nausėdai, kad priešint ko gero pozicijas Žemaitaičio, arba silinant Žemaitaičio poziciją ir tuo pačiu kurstant Nausėdą veikti prieš Žemaitaitį vienai per kitaip. Žiniasklaido taip pat aktyvus labai Saulius Skvernelis ir puola Žemaitaitį, rodo palankumą prezidentui ir taip toliau. Mes matom, kad nei iš jo, nei iš to su tandemu žaidžia prieš jau Žemaitaitį, Nausėdą ir Saulius Skvernelis.
Nenoriu tikėti, kad prezidentūra, kad ir užsigavus ar ne tai veikti, tai daro pati. Daugiau gerai, aš taip galvočiau, kad vis dėlto tai pagrindinis šitų visų įvykių kurstytos tai yra Saulius Skvernelis, nes mes matėm jo charakteriais ir jo tą norą pačio nuo Seimo rinkimų pabaigos, kad jis visur nori lyderiauti, pirmauti ir būtent jis labiausiai aktyvus ir veikia. Tai aš manau, kad ir šitoje kovoje, tai čia iniciatyva rodo ne Nausėda, o vis dėlto Saulius Skvernelis. Juolab, kad Saulius tiek neturi įtakos kaip prezidentas. Vis dėlto tiek ir teismai, ir jėgos struktūros klauso, ką sako savo pranešimuose prezidentas, žiniasklaida irgi, ir tai tokį partnerį turėti pakankamai gerai. Bet kas įvyksta? Tarp Žemaitaičio ir Sauliaus konflikto stoja Paluckas. Jis savo rame būseną, jis toks kaip žaibolaidis, žemina tos sroves, kurias Saulius Skvernelis bando sukurti dirbtiniu būdu, prezidentūra įsijungia, bet tai neveikia Palucko. Paluckas veikia kaip įžemintojas, tam tikrų srovių, sakau, žaibolaidis, jis žurnalistam, žiniasklaida, kada puola, sako, policija pakankamai stabili, žiūrėkit, kaip balsuoja. Išties, policija balsuoja labai, labai drausmingai, o ką sako Žemaitaitis, ką sako Saulius Skvernelis, jis per daug nekreipia dėmesio. Per daug nekreipia dėmesio, ką prezidentas būtent sako į valdančiosios koalicijos pusę, ne? Jis laikosi pakankamai tvirtai ir laikosi ilgą laiką tokiu pačią būseną ir tai maišo, kam labiausiai? Skverneliui. Nes Žemaitaitis nesilpnėja, nepasiduoda, parodo, kad jo įveikti neįmanoma, tai silpina Sauliaus Skvernelio įtaką, politinė įtaka politiniam lauke. Prezidentas irgi viena per kitaip, ne pačia gražiausia forma atrodo visuomenė ir ne, kad pešasi su politiku, kuris, dabartinė valdančioji daugumoje, bet negali jo įveikti. Manau, atsiranda noras paveikti Žemaitaitį, ko gero, Žemaitaičio pirmiausia komandos žmonės. Bando vienai su vienu kitu kalbėti, aš kadangi palaikau santykius su jais, tai man ir ne vienas yra pasakęs, kad jau tai buvo bandymų, kad palikti Žemaitaitį, tai pereiti į vienus, tai toliau nepavyksta. Ir čia prasideda tada juodosios technologijos, kada tas nepavyksta, skaldyk ir valdyk, ar ne, per gėrį, tada įsijungia juodosios technologijos, kompromatai ir visos kitos istorijos. O kad tokį dalyką gali padaryti būtent Saulius, mokėtų, ne tik Saulius, daug kas tą mokėtų daryti, manęs tai nestebintų. Ir žiūrėkit, nei iš jo, nei iš to, matydami, kad didesnė grėsmė dabar yra Paluckas, nes jisai neleidžia susidoroti su Žemaitaičiu niekaip ar ne, nes jisai veikia kaip įžeminimas, reikia paveikti greičiausiai Gintautą Palucką. Prezidentūra gali? Ne, matom. Nemuno aušra? Ne. Demokratai? Ne. Žiniasklaida irgi per daug nepreikia. Kas gali daryti įtaką? Politinė partija. Politinė partija gali. Ir čia atsiranda, ko gero, tam tikri procesai nukreipti jau į socialdemokratų partijos vidų, kada apsiuostoma, kas dar vis dėlto laikosi senosios gvardijos, senosios politinės kartos, ideologijos, lyderystės, draugystės ir taip toliau ieško sąjungininkų. Kas jaunosios kartos ar ne, randami tam tikri palaikymo elementai, nes jaunoji karta prisidirbus čekučiais, tai ar ne, galbūt staiga atsiranda pakeitimai įstatymų projektų, žiūrėkit, susilpnina jau piknaudžiavimą ar taip toliau, absurdas, iki baisių dalykų, bet jaunai kartai pakankamai patinka, būtent tai, kas dabar vyksta Seime, ar ne. Ir kad susilpninti poziciją lyderių, jam reikia priešpastatyti lyderį, aš kalbu apie socialdemokratų, ar ne, tos lyderius. Kas prieš Gintautą Palucką gali stoti socialdemokratų partijoje? Yra tų lyderių, ne, ten turi senesnių Oleką, dar kažką, bet Oleka nesiveltų į tokius žaidimus, ką reikia? Ogi reikia pasinaudoti, manau, Sinkevičiaus vėl kortą. Tačiau Sinkevičius muš tą kortą, jisai nuteistas, pakankamai psichologiškai palūžęs, ar ne, ir netgi visiškai palūžęs, jisai net, kiek aš žinau, jisai jų pasisakymus, kiek rodė, kad sakė, jau ši politika jau neįsiu, jisai žmogus susitaiko su tam tikra pozicija, bet staiga, nei iš jo, nei iš to, aukščiausiasis teismas ir būtent tuo metu, kada
kada geriausiai arba pats palaikamiausias laikas, tai kad aukščiausias teismas priima sprendimą iš teisminio nuosprendžio. Aš nekvesionuoju teismų sprendimą, jokių būdų. Paprasčiausiai galbūt sutapimas, galbūt ne, bet atsiranda nauja aplinkybė, kada galima išnaudoti kartą Sinkevičiaus ir jį padaryti vėl lyderiu, kuris vienaip ar kitaip keltų tam tikrą, galbūt nerimą arba jau tam tikrą, kaip sakyti, priešą naujai jau susikūrusiam, tai Gintauto Palucko lyderystė. Bet Sinkevičius, ir aš mačiau laidą po teismo sprendimo, galbūt čia neatsimenu per LRT ar per kur, kai Sinkevičius tikrai matosi, kad palūžęs, jisai dar negalvoja, neįsi į politiką, bet jis visiškai žmogus dar toksai, kaip sakyt, pasimetęs ir tikrai nuoširdžiai kalba, kad dar nežinau, ką reiks daryti, apie kad jis būtų norintis būti lyderiu, tai tikrai nepanašu buvo. Bet staiga kitą rytą, aš kai matau vėl Sinkevičiaus interviu, jis visiškai kitoks žmogus. Aš puikiai suprantu, arba iš savo gal gyveniškos patirties, kad norint, kad žmogus pakeistų taip nuomonę, reikia, kad kažkas su juo gerai padirbėtų. Kiek supratau pradžioj, iškart po sprendimų, kada buvo labai nuliūdęs Sinkevičius kalbėjo, tai jam buvo artimasis ratas šeima, o šeima, kiek suprantu, nenorėjo, kad jis eitų į politiką, dėl to jis tokia žinutę leido, bet jeigu atėjo ir kažkas iš šono, aš čia sąmokslo teoriją šneku, ne? Kuri tikrai galėjo jį paskatinti, vėl parodyti, koks tu stiprus, koks lyderis, kaip tu nukentėjai, kaip tu galėjai į viršų ir taip toliau. Sinkevičius taiga pasikeičia. Viskas tinka. Bet būnant paprastu partijos nariu, tu niekam neįdomus per daug. Nu, gali, bet nelabai įdomus. Reikia tą pozicijos. Ir reikia sugalvoti, kad ta pozicija galėtų būti, reikia kažkaip sugalvoti procesą, kad Sinkevičius vėl taptų meru. Galimybė yra tokia, ar ne? Kai tu jau meras, nepaprastas partijos narys, tu visiškai kitam lygmenį, kitam politiniam blokė ir įtakos blokė, ir tu dėmesio gali stau. Taiga sugalvojami procesai, kaip jį atstatyti į tuos mero, į tą pačią mero kėdę, ne? Į tas pačias mero regalijas. Teisininkai puikiai supranta, kad norint atstatyti poziciją, vienintelis, kas tai gali padaryti, tai tik tai teismus. Nes VRK, kada buvo įsiteisęs teismo nuosprendis, vadovaudamas rinkimų kodeksų, konstitucija, kai įpareigoja VRK, buvo laikė sustabdė anksčiau laiko įgaliojimus merų, tai reiškia viskas. Sinkevičius praranda savo pozicijas ir viskas. Ir jisai jau daugiau merų būti nebegali, nes tai vienkartinio taikymų teisės aktas, kurį gali daryti VRK, kitokių negali. Atstatyti VRK pagal dabartinius galiojančius Lietuvos įstatymus neturi teisės, nes nei rinkimų kodeksas tai numato, nei joks kitas įstatymas negali to numatyti. Tačiau vienintelis, ko gero, tik kelias ir yra, tai yra VRK. Kas daugiau? Teisėtai, neteisėtai, tada turi pasakyti, aišku, teismai dabar, jeigu kas nors kreipsis ar ne. Nu ir čia žiūrėkit, atsiranda stebuklas, kuris man tik tai dar labiau sustiprina įtarimus ir prisidėti, tada pradėti kai kuriuom sąmokslo teorijom jau tikėti, kurios man darosi įdomus, arba viena kita jau tikrai tampa jau galbūt nebe sąmokslo teorija, o tam tikrų faktinių aplinkybių sudėjimas ir analizė, ar ne. Kada VRK priima sprendimą, nežinau ko vadovaujantis, atšaukia savo būtent tą buvusį sprendimą, kad anksčiau laiko panaikino Sinkevičių įgaliojimus ir staiga grąžina įgaliojimus merų. VRK. Net nėra tokio dalyko. Tu neturi įgaliojimų grąžinti žmogaus į pareigas, kurias turi atėmėjai pagal įstatymą, ar ne? Gali tik tai teismas, vienintelis dalykas, arba nauji rinkimai. O jeigu Sinkevičius kaip išteisinus prarado tam tikrą, jam buvo tikrai padaryti didelį žalą ir panašiai, yra pas mus irgi viskas labai aiškiai sudėliota, kada kreipiesi į teismą, kad atlygintų žalą, tiek materialinę, tiek moralinę ir visus kitus dalykus. Bet čia priima sprendimą VRK. Ir visiems taigiai tinka, štai viskas jau vis važiuoja atgal į mero kėdę, be rinkimų. Bet ką daryti su kitu procesu, kuris yra pasileidęs pagal įstatymą, kad Seimas, kada jam buvo atšaukti įgaliojimai Sinkevičiui anksčiau, pagal įstatymą, pagal konstituciją ir tą rinkimų kodeksą privalėjo per 30 dienų paskelbti, kad yra skelbiami nauji išankstiniai rinkimai Jonaukos mero. Ir dar jie turėjo būti suorganizuoti per 6 mėnesius. Viskas įstatymė prašyta. Ir daugiau niekas negali jų atšaukti. Staiga Seimas kažkokiu stebuklingų būdu
sugalvoja, kad vis dėlto tuos rinkimus išankstinius reikia atšaukti. Ir užregistruojamas toksai vienu žodžiu teisės, kaip jį pavadyti, dokumentas, aš jau negaliu teisės aktų pavadinti, nes jis neteisėtas. Dokumentas Seime, kur nenurodyti pagrindai, kuo vadovaujantis, nes rinkimų kodeksų negali rašyti nei vieno straipsnio, nes nėra tokio straipsnio. Konstitucijos nėra tokio straipsnio, nėra konstitucijos, tai sugalvo kaip pagrindą parašyti VRK sprendimą. Įsivaizduot, vadovaujantis VRK sprendimu, Seimas sugalvoja atšaukti savo buvusį būtent priimtą teisės aktą, kada buvo paskelbti išankstiniai rinkimai vadovaujantis konstitucijai ir rinkimų kodeksu. Kad paprastiems žmonėms suprasti, įsivaizduokit, direktorius priima kokį sprendimą ir tuo direktoriaus sprendimu vadovaujantis Seimas priima kokį tai įstatymą. Kašmaras. Ir kas svarbiausia, kad apie šitą nesąmonę, apie šitą visišką nesusipratimą, kada pateikia, užregistruoja būtent Seimo posėdžio salėje, būtent šį ketinimą, Seimo teisės departamento teisininkai labai aiškiai, labai smulkmeniškai ir žmogiška kalba paaiškina, negalima tokių dalykų daryti, nėra pagrindų ir taip toliau, ir nereikia būti teisininku, kad suprastai, kad čia visiškas nonsensas. Bet ne, Seimas nubalsuoja ir sustiprina tam tikras pozicijas Sinkevičiaus sugrąžinimo į mero kėdę, nes ir Seimas buvo pasisakė, kad oi, čia mes sustabdėm išankstinius rinkimus, nes vis dėlto atstatytas teisingumas, Sinkevičius tai pagal teismo neteistas. Ir taip suformuojama nuomonė ir viešoje erdvėje, bet taip sukaupiama viskas į vieną vietą, kad auka tampa tik Sinkevičius, visa kitas teisinis procesas ant tiek buvo neteistas, kad galima jį dabar greitai reikia taisyti ir mes pataisim savo sprendimais, tiek VRK atšaukė savo galimai sprendimą, jiems paaiškino, kad netinkama ir Seimas savo atšaukė buvusį vieną sprendimą. Ir taip rodosi, taip viskas sukeista vietomis, kad iš neteisės visi gimė teisė. Ir taip ir žmonėms bandoma įkišti galvą per savo tam tikrus propagandinius kanalus arba tam tikras formulės ir gali pavyktų tai padaryti, jeigu neatsirastų žmonių, kurie tam priešintųsi. Viena iš jų, o dabar aš, opozicija, teisininkai. Ir mes kalbėti turim žmonėmi pasakot, kad gerbėmieji tai mulkinimas, bet jis nedaromas šiaip savo. Ir va sąmokslo teorijos tik tai nuo to sustiprėja. Kad kam tai daryti, kam to reikia? Tai va, grįžkime dabar prie tam tikrų galbūt faktų trumpai ir pabandykim padaryti savo išvadą. Šiaip taip, Sinkevičius išteisintas pagal baudžiamąjį kodeksą, pagal tai, ką pasakė aukščiausias teismas, kad jis sunkaus nusikaltimo nepadarė pagal tuos dokumentus, kuriuos teikia arba tam tikrus įvykius, bet tai nereiškia, kad jis nepadarė drausminio pažeidimo. Ir tas drausminis pažeidimas gali būti tokio rimtumo, kad, žiūrėkit, teismai ne 2 kartus jį buvo nuteisę. Reiškia, jis nėra labai švarus ir šventas. Jeigu kita kalba kalbant, tai už drausminius pažeidimus, žiūrėkite, atleidžia iš darbo kitus valstybės tarnautojus, ar ne? Už šiurkščius pažeidimus. Aišku, tai reikia pirmą nustatyti. Bet čia ką parodė? Čia netgi mero kėdę pasodino. Įsivaizduot, miestų kalba. Ir visiems gerai? Žmonės, reikia kalbėti. Ne. Jeigu tu pagal baudžiamą išteisintas, mums reikia žinoti, ką tu tokio padarai, kad tai prieš tai nuteisi. Ar tai tikrai nėra drausminis pažeidimas, už kurį tu tikrai jau ne tik at mero pozicijos negali turėti, bet iš vis ar gali daryti normaliai vadovaujantį darbą valstybės tarnybas. Tai čia vienas faktas. Antras dalykas, reikia rodyti Seimo sprendimą, kuris nesivadovaujantis nei įstatymu, nei rinkiminių kodeksų, nei konstitucija, kažkodėl tai priėmė sprendimą. Reikia čia susikoncentruoti ir klausti visus, kodėl jūs balsavote, ką jūs padarėte, ko jūs siekit, kas nuo to, vardan kokio tikslo tai buvo daroma. Akivaizdu, kad susiriša tik į vieną poziciją, kad reikia Sinkevičių pasodinti ir grąžinti į mero kėdę. Kam to reikia? O reikia būtent tam, dabar išvada, kad jisai taptų lyderių matomu su gera pozicija, kuris galėtų stoti prieš Gintautą Palucką, prieš Gintauto Palucko lyderystę. Ir žiūrėkit, kas laukia.
Laukia socialdemokratų rinkimai partijos pirmininko. O jeigu Sinkevičius laimi, manau, kad kai kas pasistengs, kad galbūt jisai laimėtų. Aišku, galima jau silpninti ir Gintaro Palucko autoritetų. Žiūrėk, jeigu sugrius koalicija, galbūt ir jau nebebus premjeras, Gintaras gali būti premjeras ir Sinkevičius. Ar ne? Kam to reikia? Labiausiai to reikia. Tai žmogui, kuris labiausiai neramus kol kas ir labiausiai matomas, labiausiai norintis pokyčių, kas Saulius Skvernelis. Nes dabartinė valdančioji koalicija kol kas iš 3 tų politinių partijų šiaip sprendimus priminėja. Neda tik pradžia. Kad prezidentas susigavęs dėl Žemaitaičio pozicijų. Nu taip. Bet tai gali sustaikyti tikrai dideliais įtakos nedaro visai valstybės procesams, absoliučiai jokiems. Žemaitaitis problema. Bet kam jis problema? Dabartiniam Seime. Aš matau tik tai Saulius Skvernelį. Daugiau niekas nemato tokių problemų. Žmogus kalba savo, turi poziciją, aš kalbu apie Žemaitaitį. Jis tiki tuo, ką kalba, jis turi savo rinkėjus, tegu kalba demokratija. Atsirinksim, kas mums tinka, kas mums ne. Mes valstiečiai turim savo ideologiją. Gal kažkam nepatinkam, gal kažkam net labai patinka. Bet mes dėl to nepergėm. Ta tiek kalba Žemaitaitis ir panašiai. O Skvernelis taip, mums įdomus, nes jisai mutina vandenį ir jis viską trikdo ir jis toks neramus ir taip toliau, be jokios abejonės. Jeigu laive, kuriam plaukia ar ne, ir per audrą kokią pradeda kažkas tai panikuoti ir darinėti langus, o nedaug dievė dar guminės valtis gelbėjimų mėtyti iš borto, sakyti, kad jau čia to reikia iššokti. Tai aišku, tokį reikia drausminti. Panašiai Saulius Skvernelis atrodo. Tai va, tai apie šiuos rimtus įvykius prie espreso puodelio aš savo mąstymus pagarsinau ir manau žmonėms ta paprasta žmoniška kalba malonu tai išgirsti. Ką, pavyzdžiui, Seimo narys Dainius Gaižauskas, būdamas ne pareigose, o sėdėdamas namuose, taip pat man. Tai va, gerbėmi. Aš galvoju, kad Sinkevičiaus istorija grąžinant jį į merų poziciją, tai yra politinio žaidimo dalis. Panašu, kad pilko, pavadinsiu aš pilkuoju politiniu žaidimu, kada tam tikri tikslai ir norai ir ketinimai yra užslėpti. Nenoriu tikėti, kad jie dori, nes paprastai, jeigu tu sieki kažkokio tai doro ar kalnaus tikslų, tokių nesąmonių nedarytų. Ir manau, kad tie, kas mes suprantam, kad tie politiniai žaidimai prie gero neprives, kad žaidėjai, tie pilkieji žaidėjai, kurie mutina vandenį, jie turi atsiskleisti, ir ypač jeigu jie užima svarbias pozicijas, mes turime apie juos žinoti, mes kalbėkime apie juos, užduokime atvirai jiems klausimus, diskutuokime tokiuose formatuose. Drąsiai, su žiniasklaida, su kolegu, nepalikime mes viso to, nes niekas nežino, iki ko tai gali privesti. Baisiausia, kad nesugrįžtų tie laikai, o einam link to, kada žmonės negalės kalbėti, ką nori, mąstyti, ką nori, laisvai reikšti savo nuomonę, laisvai kritikuoti politikus. Kad tai neįvyktų, kad tai neteitų, stabdykim tokius politinius žaidimus, priešinimus. Aišku, sąžiningai, teisėtais būdais. Būtent kaip? O tokiomis diskusijomis, viešomis diskusijomis. Ir kalbėkime plačiai. Nes kai ateis vėl rinkimai, kad tie, kas moka žongliruoti politiniais karštaisiais kamuoliais, jie vėl užims aukštas pozicijas ir mes vėl jų turėsime klausyti. Velniai žino, ką jie darys, o mes kaip vergai, kaip ta masė, kurią galima pasinaudoti, aklai tikėsim jais. Ir kiekvieną kartą nusivildami ne tik tai valstybę, ne tik tai gyvenimu, galim sulaukti nekokios pabaigos. O kad to nebūtų,
klausykime tokių kaip aš prie espreso puodelių, diskutuokime. Ir tas sąmokslo teorijos, kurios kartais tampa faktais, viešinkim. Iki kito karto.